Sveiki, mėlyje Žalgiris Insider prenumeratoriai, pradedame jums skirtą tinklalaidę, kurios pirmąją dalį galite pamatyti ir mūsų YouTube kanale, tą vadinamą teaserį gabaliuką tikrai patalpinsime ir į mūsų oficialų Žalgirio YouTube kanalą ir man dar kartą labai smagu pristatyti, kad dar vieną savaitę su mumis apie Kauno Žalgirio komandos aktualijas ir kitus dalykus, bei žinoma atsakysime jūsų klausimus kartu su treneriu Gintaru Krapiku. Sveiki, treneri. Labas. Buvau savaitgalį, iškart noriu tokią trumpą išpažintėlę padaryti, buvau filme The Ticket bilietas ir dar kartelį susižavėjau tuo visų laikotarpiu, tuo kovingu Kauno Žalgiriu ir neteko dar su jumis pakalbėti apie tą filmą. Tai sakykit, kokios jūs buvo užplūdusios emocijos, kai pasižiūrėjote tą filmą, kai pasižiūrėjote tuos visus archyvinius kadrus, kurių beje aš dalies net nebuvau matęs savo gyvenime, iš tikrųjų buvo labai smagu matyti. Nemačiau filmo. Dar nematėt filmo? Ne. Turėjom premjerą, kaip sakant, buvau tikrai kviestas kaip ir visa komanda, bet buvom išvykę. Rungtynės turėjom prieš Madrido Realą, paskui buvo tikrai planuotas filmo aplankymas su visa komanda, bet kažkaip kūrėjų komandai nepavyko išversti, dubliuoti ir į anglų kalbą. Kad visi pamatytų. Kad visi, kad ir užsieniečiam vis tiek, aš įsivaizduoju, ta tokia istorijos dalis galbūt ir įdomi, bet nesuprantant kalbos būtų tiksliau beviltiška, arba ten jeigu kas nors verstų šalia, tai ne taip įdomu, tai atidėjom peržiūrą į vėlesnį laikotarpį ir žinodamas tai specialiai neėjau, taip kad atsimenu tai, kas buvo realiai, bet tai buvo labai senai. O tas pats filmavimas, ar labai sugrąžino jūs į tas dienas, ryškiai sugrąžino, ar tos dienos pakankamai ryškiai dar likusios jūsų galvoje? Na, vis tik yra įdomu, kai toks filmas yra kuriamas, nes čia kaip tą puslį, kai dedi iš dalelių, nes aš įsivaizduoju, kad kiekvienas atskirai neatsimena visko, bet vienas atsimena vieną, kitas primena ir užveda kito, taip kad galvoju, tada yra įdomiau ir prisimeni tada daugiau negu iš tikrųjų, kalbame apie laikotarpį, kur praėjo ten 35-37 metai, atsiminti, viską būtų turbūt ir keista, reikia čia būti, wunderkindu. Bet be abejo, kad daug tų įvykių kiekvienas iš mūsų asmeniškai, kaip ir aš pas atsimenu, tik tiek, kad užvesdavo vedėjas ant kelio, arba primindavo, ką kiti dalyviai papasakojo, ir tai atsišviežina, ir tą iš tų kertelių atsimeni ir prisimeni, taip kad aš galvoju, kad kas tuos laikus prisimena, arba kas jų visai nematė, tikrai įdomu pažiūrėti ir man pačiam to filmuko irgi laukiu pažiūrėti, nes įdomu, koks jis bendras gavosi, nes aš atsimenu tik savo filmavimo tą dalį ir viso nemačiau, bet be abejo bus įdomu pažiūrėti. Iš tikrųjų labai fainas filmas, man labai patiko, kaip ir minėjau, tą archyvinę medžiagą ir keli dalykai susiję su jumis. Labai patiko ta vieta, kur kalbėjot, kad pirmą kartą Argentinoje trispalvę pamatėt, tokią kaip atskirą lietuvišką vėliavą, nes suprantama, dėl geopolitinių priežasčių Sovietų Sąjungoje jos negalima matyti. Ir kitas dalykas, iš tos archyvinės rungtynių medžiagos, kiek jūs pelnydavo taškų po Arvydo Sabonio perdavimo, ar ne? Arvydas surasdavo jūs įkertantį laikų ir vietoje ir jums reikėdavo pabaigti darbą, ar ne? O dar kiek velnių gaudavom. Kad kažko nepagavom, ar nepabėgom, ar dar kažką. Be abejo, tai buvo, kaip tokio ūgio centras, fenomenalus žaidėjas ir tikrai, neįtikėtinas kamuolio pasuotojas ir net nežiūrėdavo, ypatingai, kai vis tik, mums turbūt pasisekė, kad ne vienas iš mūsų tuo laikotarpiu niekur negalėjo išvažiuoti, žaidėm visi daug metų kartu ir tikrai užtekdavo ten akių žvilgsnio, kad žinot, koks veiksmas bus sekantis ir nereikdavo labai ilgai ruoštis ar ten tartis, žinodavai, kad jeigu aš ten truputį pagazdinsiu ir nubėgsiu į kitą pusę, kamuolys jau ten bus, tą Arvydas jau tikrai atliks, tik tai reikės pabaigti tą sėkmingai. Taip, kad čia, sakau, visus jis pamaitindavo ir dar gaudom velnių, kad per mažai kažko padarom. Ar su kažkuo gyvenime ir sporto pasaulyje, aišku, yra palyginamas tas jausmas, kai gali nukalt tą Raudonos armijos klubą jų aikštėje ir švęsti titulą? Žinot, tuo laiku mes kažkaip į tą
politiką mažiau kreipiam dėmesio, kažkaip užsimdavom savo reikalais, žaidėm, vis tiek esam ne politikai, o sportininkai. Visų pirma, buvo labai svarbu, kad mes parodydavom, kad mūsų krepšinio mokykla arba mūsų krepšinio tradicijos yra žymiai gilesnės, žymiai tradiciškesnės, mokykla pati galbūt nedirbtinai suburta iš įvairių respublikų. Ir žiūrovas taip pat labiau išprusęs ir žinantis, už ką ploja, kodėl ploja ar kodėl pašvilpia. Taip kad visų pirma, tas buvo labai mums svarbu, nes niekas iš mūsų ten 80 metų vidury negalvojo, kad už keletą metų čia galėsim už Lietuvą žaisti ir tokių minčių nebuvo, kad mes labai prieš tą jau sistemą ir prieš ką kovojam. Mums buvo pagrinde tas sportinis principas įrodyti, kad čia mes esam geriausi, nežiūrinti tai, kad jūs turit galimybę surinkti iš tos visos tarybų sąjungos, likusios visos tarybų sąjungos, nes iš Lietuvos nepavykdavo nieko paimti, išskyrus Rimas Kurtinaitis praleido 2 metus, bet ir tai ne iš Lietuvos, bet dėl to, kad buvo tarnavo Rygos armijos sporto klube ir, kaip sakant, jie tik tai persivedė jį iš Rygos į Maskvą, dėl to Rimas žaidė, o taip niekas iš lietuvių ten nesiveržė ir nežaidė. Ir mums čia buvo pagrindinis dalykas įrodyti, kad šitoj sporto šakoj jūs galit kitose dominuoti, bet šitoj mes demonstruojam madas. Aš tokį galvoju perėjimą, kaip mums pereiti nuo to filmo, tų laikų prie rungtynių su Valencija, ir aš noriu tokį klausimą užduoti. Ar Gintarą Krapiką praėjusią savaitę perkelus rungtynių metu, kai jūs buvote žaidėjas į dvikovą su Valencija, jis būtų ne tik sugėręs kontaktą, bet ir davęs atgal velnių Valencijai? Žinot, lengva kalbėti, kas būtų buvę. Tų laikų aš tikrai nelabai mėgėjęs arba visai nemėgėjęs lygint. Savo laiku mes kaip komanda turėdami tikrai pasaulinio lygio žvaigždžių, ar tai Kurtinaitis, Sabonis ir Chomičius ir Jovaiša ir keletą kitų žaidėjų, kurie žaidė su rolėmis, be abejo, kad mes buvom tuo laikotarpį talentinga komanda ir žaidėm gerą, kovingą ir, sakyčiau, protingą krepšinį, bet vis tik aš labai nemėgstu lyginti, nes galimybės, kurias dabar turi mūsų žaidėjai, kokiom metodikom, kokių žinių persunktais treneriais jie yra treniruojami, tai kartais ima pavydas, kad mūsų laikais tos tokios, taip nebuvo, buvo kitaip, žymiai paprasčiau daug kas ir tiek, ir tikrai, bet čia aš lyginti tikrai nieko nenoriu, tik tai tiek, kad ir tais ir šiais laikais mes vis tik išliekam tą kovingą, nepasiduodantį komandą, ir tam perėjimui išskyrus pereitą penktadienį. Gerai, treneri, bet dabar pradedam nuo tų rungtynių atsispiriant. Ruošitės, kad Valencija yra pasikeitusi per vasarą, pridėjusi raumenų, atletiškumo, fiziškumo. Trečioje pozicijoje šiame Audželėje net tas Neitas Riversas 2.11 ūgio irgi gali žaisti toj pozicijoje. Ar tai, ką pamatėte rungtynių metu, jūs išgąsdino iš krepšininkų atsakymo pusės, ar nugazdino, ar atvirkščiai? Gavot daug labai naudingos šitam sezono metų informacijos, su kuria reikia labai daug dirbti ir ruoštis būsimiem iššūkiam. Kaip ten buvo? Tikrai, kad besiruošdami pamatėm, kad vien pažiūrėjusi sudėtį, kad komanda yra pasikeitus, nors daug išliko žaidėjų tų pačių ir treneris tas pats, kuris vėlgi įgavo dar metus Eurolygos patirties, jau buvo, kaip sakant, buvęs ir jau patirties, iš karto matėsi, kad komanda dadėjo ūgio, atletiškumo ir jėgos. Ir tai bandėm, bet galvoju, bendrai tas fonas, aš kiek prieš rungtynes ir informaciją apie juos paskaitant ir klausantis visokių tų, aš galvoju, kad truputį neperteikė to fiziškumo ir to atletiškumo ir to pasikeitimo jų komandos, kaip iš tikrųjų jie pasikeitė. Ir galbūt net mums patiem kaip treneriam nepavyko tai perduoti žaidėjam, kad juos tai taip nustebino. Kad kamuolį negalim priimti ten, kur norim, išstumdė mus pradžioj rungtynių iš pozicijų, kur mes norim priimti kamuolį. Jeigu norim ant tuselio, tai priėmėm tarpę tarp puselių ir tritaškio linijos. Jeigu norim ant tritaškio linijos, tai priėmėm 2 metrai nuo tritaškio linijos, iš kur negalime. Vienu žodžiu, truputį
mus nustebino tas fiziškumas, kurį priešininkas pasiūlė, ir jeigu pozicijoje, kaip ir paminėjai Ryti, ten, kur būdavo Ulanovas, mūsų visą laiką tokia pozicija, kur galim per ją atakuoti gynėjų grandį, o prieš jį stovi 2-7 žaidėjas su didžiulė patirtim, Klaveras, kurį netaip jau lengvai ir apgausi ir apžaisi, taip kad juos tai mus iš pradžių labai nustebino, bet iš kitos pusės jie patys labai gerai žaidė. Ir nebuvo taip, kad jie mus tik tai išmušė puolime, bet patys nekaip. Bet jie ne tik gynyboje, bet ir puolime labai užtikrintai žaidė. Pataikė metimus, dalinai sunkius, jeigu prisiminsim Ryvės žaidimą, apsisukus nuo ūselio, tą fairway jumpą iš palyginus nelabai patogių, 2 iš eilės, 3 tritaškį iš karto, taip kad tokie žaidėjai, kurie, tikrai prisidėjo labai didelę dalim prie jų pergalės, prie tų pagrindinių žaidėjų žaidimo, iš kurių ten lauktum, ar tai būtų Jonesas, ar tai būtų Harperis, ar tai tų žaidėjų, iš kurių ir taip laukiai, kad jie sužais ir jie sužaidžia, bet čia tie ir X faktoriai suveikia, ypatingai Rivers, kuris, palei naudingumo koeficientą buvo pats naudingiausias žaidėjas komandoje, tai tada prieš tokią komandą žaisti pasidarė labai sudėtinga, ką ir parodė rezultatas. Jisai pralošti galima, tik nepatiko, kad mes vis tik tai neparodėm savo tikro veido, kad mes neina, bet mes kovosim, mes runksime, mes kausime, mes nepralaušim 20. Mes ir nepralaušim 20 taškų, mes šiek tiek grįžom, pralošdami 15, bet vis tik ir tai yra per daug. Mūsų komandos veidas nėra toks ir mes nedakovojom tose rungtynėse. Treneri, o kaip rungtynių metu bandot, nežinau, įpūsti tą kovą, tą fiziškumą, tą bandymą atsakyti į tai, ką duoda Valencija aikštėje, kaip jie išmuša iš tų pozicijų, kaip treneriai turi planą gelbėti tas rungtynės, nes akivaizdu, kad ir po 2 kėlinių buvo didelis rezultatas, bet ir treneris prieš antrą pusę, Kazys Maksvytis sakė interviu, kad tikrai dar nenorim paleisti tų rungtynių ir visi supranta tą spaudimą iš aplinkos, kad namuose mes turim sukovoti.